Tai dar kartą ir įrašysim, kad tie, kas norėtų išgirsti apie Body Cleansing programos privalumus, galėtų pasiklausyti bet kada. Tai ačiū tie, kas prisijungia. Trumpai prisistatysiu. Aš esu Aistė Padžiūnienė, jau daugiau negu 15 metų bendradarbiauju su Amway kompanija. Ir prieš kelis metus labai džiaugiuosi, kad kompanija įvedė body cleansing programą. Anksčiau mes dalyvavom ir labai daug sužinojom iš body detox programos. Ir truputėlį pristatysiu apie tai trumpai, kas tai yra per programa, ką jinai mums duos, iš ko susideda šita programa ir ko reikia norint dalyvauti programoje. Tai pirmiausia, body cleansing programa tai nėra apie svorio mažinimą, tai nėra kažkokia dieta, tai yra labai visapusiška programa paremta 4 ramsčiais, apie kuriuos aš dar pašnekėsiu daugiau. Tai yra mityba, hidratacija, mankšta ir psichinė sveikata. Kas yra svarbu, kad šita programa yra paremta holistiniu požiūriu. Tai yra apimanti viską, kaip ir ką ir kalbėjau, kad tai yra 4 ramsčiais paremta programa ir iš tikrųjų jinai tokia yra apsauginė. Ją rekomenduoja, tikrai gali dalyvauti visi, nebent kažkokios yra kontraindikacijos, dėl ko negalima būtent dalyvauti šitoje programoje. Kas dar yra labai svarbu, kad tai nėra kažkokia tai influencerio sugalvota programa arba ten kažkoks žmogus sugalvojo. Tai iš tikrųjų programa yra pagrįsta mokslu, moksliniais metodais ir aš tą galiu tikrai drąsiai patvirtinti. Taip pat jinai yra sukurta bendradarbiaujant su italų daktaru Francesco Avaldi. Jis yra ir Nutrilite mitybos konsultantas, kas yra labai svarbu, nes mes į šitą programą įtrauksim Nutrilite papildus. Taip pat jis yra praktikuojantis gydytojas, kaip ir minėjau, konsultantas. Taip pat jau daugiau negu 15 metų jisai patarinėja sportininkams, tai su tokiais klubais bendradarbiauju buvo kaip Madrido Realas, Paryžiaus Milano AC, kas žinoma yra, ir jis netgi iki šių dienų taip pat priklauso tarybai, kuri patarinėja būtent apie mitybą sportininkam. Tai mums tas yra labai svarbu ir išgirsti, ir aš pati buvau su juo ir susitikusi lyderių mokymuose, kalbėjausi, irgi rekomendacijas tam tikras išgirdau, kuo ir pasidalinsiu. Ši programa tikrai yra patikima, jinai yra išbandyta visoje Europoje, labai daug žmonių ją yra praėję, labai daug žmonių džiaugiasi rezultatais, džiaugiasi energija. Ir pabaigoje aš paprašysiu vienos iš dalyvių pasidalinti būtent atsiliepimu, nes jinai jau ne vieną programą yra praėjusi, programa tęsiasi 21 dieną. Yra manoma, kad per 21 dieną galima suformuoti naujus įpročius, kuriais mes toliau galim vadovautis. Tai dar patikima ir dėl to, kad Nutrilaitas jau daugiau negu 90 metų padeda žmonėms gyventi sveikiau ir laimingiau. Taip pat yra palaikanti, nes čia gausit nemokamą, visiškai tai yra nemokamą pagalbą, palaikymą asmeninį. Taip pat yra programėlė, kurioje jūs patys galėsit sekti savo pažangą ir kaip jums sekasi kiekvieną dieną. Šita programa skirta padėti jums palaikyti pozityvę nuotaiką. Įsivaizduokit, aš dabar kaip tik domiuosi labai ir pati dalyvausiu programoje apie pseudobadavimą. Ir čia yra knyga, aš ją labai sudėtingai gavau, tai irgi yra italų mokslininko, gydytojo. Jis yra ir genetikos, ir ilgamžiškumo, ir mitybos specialistas tiek Amerikoje, tiek Italijoje. Ir knyga vadinasi Esame tai, ką valgome. Ir čia iš tikrųjų daug ką patvirtina būtent, kas yra šitoje programoje, bet patvirtina moksliniai ir klinikiniai tyrimai. Tai pozityvios nuotaikos palaikymas, įsivaizduokit, ne tik tai, kad mums kiekvieną dieną yra gerai, bet padeda dar ir ilgaamžiškumui. Taip pat mes, kaip pasekmę, pagerinsim savo išvaizdą, nes čia jau yra, kaip aš sakau, bonusas,
kad mažės mūsų centimetrai per taliją, per pilvuką, per klubus, ten, kur mums reikia, taip pat ir kilogramai tirps. Taip pat padeda būti geros formos ir aktyviai sumažinti tam tikrus skausmus, ypač nugaros, kaklo galbūt yra, apačios nugaros, su tam tikrais pratimais, kuriais mes čia dalinsimės. Pagerina miego kokybę. Žinoma, jeigu nėra kažkokių kontraindikacijų dėl nemigos, čia mes kalbam apie tai, kad tam tikrų valandų išmiegojimas padeda pagerinti tą miegą. Taip pat pastiprinsim natūralią organizmo valymosi funkciją, nes organizmas ir pats valiausi, bet mes jam padėsim. Padėsim mūsų virškinimo sistemai, sustiprinsim imuninę sistemą, kas yra, man atrodo, žiemos laikotarpio aktualu ir dabar, kai yra sezonas vyraujantis su įvairiais virusais, bei padėsim susikurti naujus sveiko gyvenimo būdo įpročius. Ir šita programa yra paremta, labiausiai yra skirta 5 organam. Ir mes pradėsim nuo pačio svarbiausio, tai yra kepenų. Kepenys dar vadinasi ir detoksikacijos karalienė, kur padeda mūsų organizmui filtruoti ir valyti kraują, taip pat pašalinti toksinus. Galima, aišku, valgyti mažiau riebaus maisto, alkoholio vartoti mažiau, taip pat atsisakyti labai didelio kiekio cukraus ir tai padėsim kepenim pačiom atlikti detoksikaciją. Bet galima ir pasimti į pagalbą papildą kaip tikrai margainę, apie kurį netrukus kalbėsiu, kuris irgi padeda palaikyti normalią kepenų veiklą, virškinimą, bei padeda pašalinti būtent tas susikaupusias toksinus ar likučius, tuos, kuriuos reikia pašalinti. Tada mūsų žarnynas. 70% mūsų žarnyne yra imuninės sistemos. Tai yra labai svarbus organas. Čia yra įsisavinamos maistinės medžiagos ir pašalinamos kietosios atliekos. Tai yra kova tarp gerų bakterijų ir blogų bakterijų. Irgi lygiai taip pat. Ir čia vyksta taip pat detoksikacija, mūsų organizmo irgi valymas. Limfinė sistema, kuria yra visame mūsų organizme, jinai šalina svetimkūnius, perkeldama juos į kraujotakos sistemą ir tuo pačiu valydama audinius ir ląsteles. Taip pat inkstai, ir čia taip pat labai svarbus organas, nes jis išfiltruoja nepageidaujamas medžiagas ir atliekas iš kraujo, kad jos būtų pašalintos iš organizmo. Inkstams būtent yra reikalingas pakankamas ir nuolatinis vandens gavimas, kad galėtų jos funkcionuoti. Ir labai dažnai bendraudama su žmonėms susitinku, kad ir patvirtina, kad yra per mažai geriamo vandens, o tai yra vienas iš pagrindinių ramsčių šitos programos. Ir oda, kuri yra mūsų didžiausias organas, kai lygiai taip pat yra svarbi šalinant iš organizmo toksinus. Tai kaip ir minėjau, šita programa yra paremta 4 ramsčiais. Tai pirmas yra mityba ir aš jums parodysiu, kaip galima bus paprastai, lengvai laikyti šitos mitybos. Taip pat yra fizinis aktyvumas, ką reikėtų įtraukti į mūsų dienos rutiną, teigiamas nusiteikimas ir užtikrintas hidratacija arba užtikrintas vandens kiekio gėrimas. Ir kaip ir minėjau, šita programa nėra skirta skaičiuoti kalorijoms, nors galima bus skaičiuoti, labai bus daug įdomios medžiagos duodama šitos programos metu. Taip pat nėra skirta svorio kontrolė, kas nori drastiškai numesti svorį, bet tos programos dėka tikrai kiek yra žmonių praėję ir 2 ir 5 kg per 21 dieną nukrenta ir centimetrai po kelis nukrenta. Galima tą programą toliau kartoti, tada bus ir didesnis rezultatas, bet jinai nėra orientuota būtent į kažkokį pseudo badavimą, paprastą badavimą. Čia reikės valgyti. Ir tas valgymas, dar apie jį kalbėsim, pirmiausia, ką įtrauksim į šitą programą. Vienintelis dalykas, tai ką reikės įsigyti, tai yra šios papildus. Tai yra tikrasis margainis, aš čia irgi juos turiu, jeigu čia matysis. Tikrasis margainis padeda išsivalyti mūsų kepenims, padeda pagerinti virškinimą, jis susideda iš 3 augalų mišinių. Tai yra tikrasis margainis, kilpinių šaknų, ciberžolės, dar yra malpigijos koncentrato, acerolos vyšnios ir citrusų biflavonoidų koncentratas.
Tai irgi labai svarbus, mes jį vartosim 2 kartus per dieną, jeigu jis yra netinkamas žmonėms, kuriems yra iš tikrųjų akmenų organizme ir atsargiai tie, pas kuriuos yra pašalinta tulžis. Tai asmeniškai galima apie tai bus pakalbėti. Toliau yra probiotikai, tai ir mūsų imuniniai sistemai, ir žarnynui. Čia yra 6 milijardai pieno rūgštį gaminančių bakterijų, moksliškai pagristų, tai bifido ar lakto bakterijos. Jos yra labai skanaus skonio, man tai primena tokią vaikystę saldų pieną, nors iš tikrųjų tai yra vanilės skonis, mes jį galim susipilti ir tiesiog išgerti be jokio vandens. Taip pat yra B6 ir B9, tai yra folio rūgštis, kas duoda mums ir energiją ir padeda stiprinti imuninę sistemą, bei vat rašo, kad teigiamą nuotaiką duoda. Augaliniai baltymai iš tikrųjų, ir skaitydama šitą knygą ir domėdamasi apie ląstelių lėtesnį dalinimąsi, apie tai, kaip išgyventi ilgiau, apie ilgamžiškumą, rekomenduoja, čia yra augaliniai baltymai. Ir augaliniai baltymai yra daug reikalingesni mūsų organizmui ir jie duoda daugiau naudos. Tai čia pagaminta yra iš 3 šaltinių, tai yra sojos, kviečiai ir žirniai. Vienam valgomajam šaukšte yra 8 gramai baltymų. Rekomenduojama norma kilogramai nuo 0,8 iki 1,2 gramų. Tai jeigu sverit 60 kg, tai jums reikėtų per parą suvalgyti 50 gramų baltymų. Ir mes pasižiūrėsim, kiek ten, kokie produktai turi baltymų, kad jūs galėtumėt pasiskaičiuoti. Per didelis baltymų kiekis irgi nėra gerai, dėl to reikia atrasti tą balansą. Toliau yra paskutinis produktas, bet irgi nemažiau svarbus, tai yra skaidulos natūralios, irgi iš 3 natūralių augalinių šaltinių. Jos reikalingos tam, kad padėtų mūsų žarnynui surinkti toksinus ir juos pašalintų. Tai jeigu trumpai, tai yra tiek. Mityba visa remsis lėkštės principu ir jinai yra labai paprasta, netgi jeigu ir nenorėsit gaminti pagal siūlomą meniu, galima visada susidėlioti lėkštės principą. Pasiemam vidutinę lėkštės dydį, dalinam pusę, čia bus mūsų daržovės, dar 1/4 tai yra angliavandeniai, kurie gali būti sudėtiniai arba paprasti. Kas tai yra sudėtiniai angliavandeniai? Tai yra javai, bulvės, neskaldyti grūdai, makaronai, duona iš jų gali būti. Tai vat toksai 3/4 dalis. Ir dar yra baltymai. Tai baltymai gali būti mėsoje, liesa rekomenduojama, žuvis, jūros gėrybės, kiaušiniai, pieno produktai. Taip pat gali būti rankštiniai kaip avinžirniai, kaip pupelės ir dar daugelis kitų dalykų. Ir reikalingi riebalai, tai yra grynas alyvuogių aliejus, gali būti natūralus sviestas, na ir dar paminėsim keletą kitų dalykų. Tai dabar jeigu žiūrėti, tai baltymų mums reikėtų delno dydžio, tiek kiek telpa mūsų delne, angliavandenių tiek, kiek mes suspaudžiam kumštį ir riebalų tiek, kiek yra mūsų nykštys. Proporcijos tokios, labai gražiai parodytos. Maistas, kurio reikėtų vengti, tai yra atsisakyti per šitas 21 dienų, tai yra perdirbtų mėsos produktų, tai įvairių šoninių, saliamių, dešrų, dešrainių, baltos duonos, sausainių, baltų makaronų, miltinių tortilijų, baltų ryžių reiktų privengti, geriau yra rudi ryžiai. Taip pat visų gazuotų gėrimų, taip pat rafinuotų perdirbtų aliejų, perdirbtų maisto produktų, tai yra greitų maisto, traškučių, pusgaminių. Šitą laikotarpį labai rekomenduojama arba dažnai, kai mes nueinam į dienos pietus, kai būna ne greito maisto, bet kavinėse, tai ten pakankamai yra laikomasi lėkštės principo, kiek aš esu pastebėjusi. Taip pat galima patiems pasigaminti, sumažinti, ne tai kad atsisakyti cukraus gaminių, tai yra sausainių, pyragų, pyragaičių ir alkoholinių gėrimų, nors rašo šitos programos metu per savaitę 1 taurę galima vyno išgerti. Taip pat riboti kavą nuo 1 iki 2 puodelių pasilikti ir tai tik tai juodos, be cukraus ir be pieno. Taip pat mažiau vartoti dribsnių arba
patiekalų, kurie yra saldinti cukrų. Ką reiktų įtraukti? Daugiau vaisių ir daržovių, tai čia gausim tikrai daug įvairių meniu, kur galima įtraukti ir labai rekomenduoju, ką išmokau ir pati tiesiog ragauti. Nes kartais, kai mes nevalgom kažkokio produkto, bet jis yra kartu su kitais, jis įgauna visiškai kitą skonį. Tai tikrai rekomenduoju išbandyti. Kažkada tai aš irgi nevalgiau avinžirnių, nevalgiau lęšių, nevalgiau bolivinės balandos, bet dabar tikrai mielai įtraukiu tai į savo meniu. Riešutai, sėklos, jeigu mes valgom mėsą, tai tada liesa vištiena, kalakutiena, triušiena gali būti, jūros gėrybės. Labai rekomenduojama bent jau 2 kartus į savaitę įtraukti jūros gėrybės ir visas meniu yra paremtas daugiau viduržemio jūros dieta, kas iš tikrųjų pasaulyje laikoma viena tokių sveikiausių, reikalingiausių žmonėm, ne tik kad dieto, bet meniu. Taip pat alyvuogių aliejus, galima įvairius gėrimus gerti, arbata su žolelėm, vandenį paskaninti tiek vaisiais, tiek žolelėm. Ir čia mums bus reikalingi 3 pagrindiniai maitinimai ir gali būti 2 užkandžiai, bet 2 užkandžių nebūtinai, jeigu mes jų nenorim. Tai pirmiausia, kai atsikeliam, tai netgi nakčiai galima pasidėti ant stalelio, mūsų yra ne skaidulos, o probiotikai, gerosios bakterijos ir stiklinė rekomenduojama šilto vandens, drungno šilto vandens. Tada pusryčiai lėkštės principu, po pusryčių rekomenduojama išgerti Nutrilite tikrojo margainio ir čia galima kartu prie pusryčių jau įsidėti proteino arba jį pasilikti kaip užkandį į kažkokį tai smūfį, glotnutį. Vat rekomenduojama pietus tinkami, tai yra lėkštės principu. Pavakariam galima jogurto, riešutų, tą patį glotnutį pasidaryti, nors su vaisiais geriau yra pirmoji dienos pusėje. Ir vakarienė lengva, tai gali būti salotos, tai gali būti sriuba, lėkštės principu, vat irgi bus meniu. Taip pat galima pasidaryti tiesiog proteino kartu su daržovių glotnučiu ir išgerti tikrojo margaino. Labai svarbu yra vanduo ir tas vanduo mums rekomenduojama išgerti apie 2 litrus, po truputėlį mokintis gerti, pasidėti stiklinę, kad matytųsi, aš irgi turiu ir gurkšnoju. Taip pat kokybiškas vanduo, ne iš krano vanduo, o geriausia yra filtruotas, bet šiandien apie tai daug nekalbėsim, mes daugiau programos metu kalbėsim. Fizinis aktyvumas, jeigu nesimankštinate, tai pradėti reiktų lengvai nuo vaikščiojimo, galima suvaikščioti 10 000 žingsnių, kam tai labai daug skamba, pradėkit nuo 5 iki 7 000 per dieną, galima vaikščioti 30 minučių, valandą spartesniu greičiu. Taip pat stengtis, kad jeigu yra liftas, tai mes kylame laiptais, jeigu stotelė, tai 1-2 stoteles paeinam, kailiai sąlygos, o nebus slidu lauke, labai rekomenduoju tą vaikščiojimą. Taip pat bus labai daug įvairiausių mankštų, jogos pratimų, ką galėsim naudoti. Svarbu bus, kaip ir minėjau, pakankamas miegas, tai yra bent 7 valandos išmiegoti. Taip pat mokinsimės mindfulness praktikos bus, kvėpavimo praktikos irgi, kas leis sumažinti stresą, nes iš tikrųjų turbūt didžiausias iššūkis čia. Pat įdomu tikrai, kas klausysit, parašykit, kas atrodo jums didžiausias iššūkis, bet iš ten, kur aš dalyvauju ir su tuo, su kuo susiduriu, visi galvoja, kad tai yra mityba, bet iš tikrųjų tas stresas, kuris mes be jo niekaip neišgyventumėm, jis turbūt kelia su juo ir sunkiausiai susidoroti, tai stengsime didelį dėmesį atkreipti irgi streso mažinimui ir kaip su juo kovoti, kad jis mūsų neišbalansuotų. Taip pat, kaip ir minėjau, čia yra bendruomenė, mes turėsim savo uždarą Facebook'e grupę, ar Messenger'e, ar Facebook'e nuspręsim. Ir čia turėsim programėlę, kur galėsim kiekvienas asmeniškai sekti, bet taip pat ir bus grupėje. Taip pat turėsim analizę prieš programą ir po programos, kad galėtumėm įvertinti savo būklę. Tai bus apie stresą, apie imunitetą, fizinį aktyvumą, kaip jūs dabar virškinimas, jūsų miego kokybė, labai paprastai, čia nuo 1 iki 10. Kiekvieną šitą gausit ir programėlė yra, kur galima bus įsivertinti.
Startas bus, kas norit, jau galit pradėti ir anksčiau prisijungę prie programos, ten įkelsiu netrukus meniu, pasistengsiu rytoj įkelti arba per šį savaitgalį, o sausio 31 dieną, šeštadienį mes oficialiai startuojame, turėsim irgi pasisverti. Ir ką gausiu šitos programos metu, tai aišku, 21 dienos planą, matau klaidą padariau skubėdama, kuris padės jaustis lengviau. Tas planas bus, kad jūs gausit kiekvieną savaitę meniu pagal savaitės ir tos savaitės bus suskirstytos. Taip pat paruoštą organizmo restartą be jokio bado, valgyti tikrai reikės gana daug, tai nusiteikit. Daugiau energijos, mažiau bus pilvo pūtimo, ką kankina šitie simptomai. Paprastus ir labai skanius receptus ne tik jum, bet tikrai pamėgs ir visa šeima. Pagalba virškinimui, kepenims ir bendrai savijautai, asmeninį palaikymą, mankštas bei pratimus fiziniam aktyvumui. Ir ko reikės tam, kad galėtume dalyvauti, tai įsigyti Nutrilite Body Cleansing programos rinkinį, laikytis pateiktų mytybos ir gyvenimo būdo rekomendacijų. Taip pat labai svarbu yra jūsų noras ir motyvacija skirti laiko savo. Ir bus tikrai kalba apie tai, kam iš vis mums reikia rūpintis savim, atvirumo pokyčiams ir naujų įgūdžių formavimui bei atsakomybės už savo pasirinkimus. Taip pat tokių dviejų dalykų, ką reiktų įsigyti, tai yra metro, kad reikės matuotis apimtis, ir svarstyklių, nes kiekvieną savaitę reikės pasisverti. Tai tiek trumpai. Ačiū, kas klausot. Jeigu turit kokių klausimų, tikrai rašykit, kreipkitės, kur įsigyti rinkinius. Tai kreipkitės į tuos žmonės, kurie jūs supažindino su šita programa, arba tiesiogiai į mane, kad galėtumėt spėti įsigyti ir turėti. Ir tada ačiū už jūsų dėmesį ir dar labai noriu paprašyti, kad čia pasijungtų Vilma dabar, kuri yra dalyvavusi šitoj programai ir trumpai pasidalintų savo įžvalgą apie šitą programą. Tai sveiki. Aš tikrai noriu pasidžiaugti, kad su šita programa atradau tokį būdą, kad daugiau išgeriu vandens, naudoju vandenį iš tikrųjų ir tada geresnė sveikata. Pajaučiau tokį jausmą, kad tas organizmas tiesiog lengvesnis, geriau virškinasi ir to pilvo pūtimo nėra. Ir dar kitas mano atradimas buvo šitos programos metu, tai sportas. Sportuot vis neprisiruošdavau, bet man patiko labai vaikščiojimas, nes šitą programą mes pradėjom karantino metu. Tai man patinka labai gamta, tai galėjau išeiti tiesiog į gamtą, pasivaikščioti ir tas kiekvieną dieną surinkti po 10 000 žingsnių man tapo toks iššūkis. Bet po truputėlį tas vaikščiojimas, kaip būdavo tokius atstumus, net negalėjau įsivaizduoti, kad galiu nueiti, o po to man tapo paprasta, lengva. Tai šitos programos metu man antsvorio kaip ir neturėjau ir nenorėjau numesti tų kilogramų, bet vis tiek iš tikrųjų tos linijos atsirado kitokios. Ir turėjau problemą aš su rūgštingumu, tiesiog skrandžio, tai man labai padėjo būtent vienas iš tų produktų skaidulos. Dabar aš su jom, kad ir nesilaikau tos programos, bet vis tiek kiekvieną rytą aš rytais naudoju šitą produktą, tas skaidulas, ir man iš tikrųjų negrįžo tas rūgštingumas. Būtent tas toksai negeras jausmas, kaip kyla rūgštys. Tai aišku, kiekvienam galbūt skirtingai, bet man būtent tai padėjo. Ir tikrai po tos programos, tai gal tų kilogramų nenukrenta daug, žiūrint kaip kam reikia, bet atsiranda toksai lengvumas, laisvumas. Iš tikrųjų, tai ir tada dar kartu vieną kitą palaikydami, iš tikrųjų, tai net nepasiduodi. Dar prisiminiau vieną dalyką, kad Aistė, kaip sakė, dėl to saldumynų. Aš iš tikrųjų labai irgi mėgdavau saldumynus, visą laiką kavos, prie kavos gal kokį pyragėlį ar saldainiuką suvalgyti, bet
kaip pasilaikiau tą 21 dieną, tiesiog susitariau su savim, kad aš atsisakysiu to saldumyno ir tą 21 dieną tiesiog nenaudojau, nevalgiau to saldumyno ir tada galvoju, po tos 20 dienos pasidovanosiu savo saldainį, tą, kurį mėgau. Ir kai aš paragavau, jisai visai kito skonio buvo ir galvoju, nėra jisai toksai ir labai skanus jau. Tai čia iš tikrųjų, kaip sako, va, kavos negali be cukraus gerti, bet pabandai iš pradžioj gal ir netaip yra skanu, bet po to jau nebesinori ir su to cukrum, nes kai vienas žmogus yra pasakęs skani kava, tai jinai turi būti skani ir be cukraus. Tai va, tai man tai kviečiu va, prisijungti, išbandyti, kas dar nebandėt, tai atrasti tą lengvumą ir kaip Aisė sakė, bonusą, jeigu reikia, numesti kelis kilogramus. Vilma, tu man priminėjai irgi, iš tikrųjų aš atsimenu, kada pirmą kartą ėjau šitą programą ir aš po kokių 3-4 dieną pajaučiau energijos pliūpsnį. Tai va tas lengvumas ir energija, kas skatina grįžti vėl prie šitos programos, nes vis tiek būna tų nukrypimų, jeigu nėra programos, yra šventės, kas va dabar praėjo irgi didžiulės šventės ir norisi tiesiog padaryti tvarką savo organizme. Dar vat labai gerai atsimenu irgi iš vienos moters, kuri laikėsi, dalyvavo, nelaikėsi, o dalyvavo programai, jinai į arbatą dėdavosi 3 šaukštelius cukraus. Tai jinai nustojo dėti cukrų į Mhm. arbatą. Ir dabar iš tikrųjų aš pati visą laiką geriu arbatą be cukraus ir kai pamatau žmonės, kai deda po kelis šaukštelius cukraus, man iš tikrųjų kelia nuostabą. Bet daugam tai yra įprasta. Iš tikrųjų, tie 3 šaukšteliai cukraus tai yra vos ne dienos norma cukraus mūsų. Mhm. Tai va tokių tikrai įpročių galima susiformuoti gerų. Aš pati, ką susiformavau ir kas išliko, tai yra teisingi pusryčiai. Nes pusryčiai aš ir užsidėjus po save yra vienas svarbiausių, net ne vienas, yra pats svarbiausias valgymas. Ne vakarienė, ne pietus, o būtent pusryčiai. Ir čia mes didelį akcentą dėsim būtent pusryčių formavimui. Nes tikrai labai daug kas skubėdami išbėga nepavalgę, jų pusryčiai būna per pietus, bet pusryčiai netgi mokslininkai tą patvirtina ir visi tyrimai, kad yra pats svarbiausias dalykas. Tai kviečiam prisijungti prie programos, jeigu kam neišeina prie šitos, mes tikrai ją organizuosim ir kitą mėnesį, ir dar kitą, tai tikrai labai labai kviečiam prisijungti. Ir ačiū, kad klausėt. Iki. Iki.